Sveiki, eteryje Info diena. Sibire sudužus lėktuvui žuvo 31 žmogus, 12 keleivių skraidinti į ligoninę. Visi sužeistieji smarkiai traumuoti ir apdegę. Iš viso lėktuvų skrido 39 keleiviai ir 4 įgulos nariai. Įgula žuvo. Orlaivis pakilo iš Tiumenės ir pasuko į Surgutą. Tačiau netrukus dingo iš radarų. Jis spėjo pakilti į 100 metrų aukštį. Vėliau ryšys nutrūko. Katastrofa įvyko už 1,5 kilometro nuo oro uosto. Nukritęs laineris sulūžo ir užsiliepsnojo. Gelbėtojai jau rado abi lėktuvo juodasias dėžes. Teigiama, kad lėktuvas galėjo nukristi dėl pilotų klaidos. Lėktuvo kapitonas Sergejus Ansinas rytoj būtų šventęs 28 gimtadienį. Tyriamos ir techninės problemos bei ant žemės veikusių tarnybų klaidos. Prieš skrydį lėktuvas nebuvo padengtas nuo apledėjimo saugančių skysčių. Prancūzijos ir Italijos gamybos dvimotoris lėktuvas ATR-72 priklauso oro bendrovei UTAir. Bendrovė šiais lėktuvais skraido ir į Vilnių. Iš pradžių į Tiumenės ligoninę buvo nuskraidinta 12 katastrofą išgyvenusių žmonių. Deja, vienas žmogus mėginant jį transportuoti mirė. Dar vienam žmogui medicininė pagalba buvo teikiama įvykio vietoje, nes jo nebuvo galima skraidinti. Vėliau ir jis buvo nugabentas į ligoninę. Taigi dabar mes kovojame dėl 12 žmonių gyvybių. 9 valandą 57 minutės Maskvos laiku į įvykio vietą išskrido gelbėtojų lėktuvas su visa reikalinga medicininė įranga transportuoti sunkiai sužeistus žmonės. Kartu su lėktuvu išskrido 20 medicinos specialistų komanda. Jie padės vietos medikams. Kol kas nėra aišku, kiek žmonių bus pervežta į kitas ligonines. Tačiau mes planuojame visus sužeistuosius atgabenti į geriausias Maskvos ligonines. Į avarijos vietą išvyko grupė ekspertų. Jie visi turi didelę aviakatastrofų tyrimo patirtį. Generalinio prokuroro nurodymų pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nelaimės vietoje dabar dirba Uralo srities tyrėjai ir kriminalistai. Ieškoma įvykio liudininkų. Apklausiami galintys kalbėti išgyvenusieji. Yra paimti skrydžio dokumentai. Tyriamos įvairios nelaimės priežastys. Galbūt orlaivis nebuvo techniškai tvarkingas. Galbūt katastrofą lėmė piloto klaida ar dispečerių klaida. Oro kompanijos duomenimis parduota 40 šio skrydžio bilietų. Vienas žmogus turėjęs bilietą neskrido. Jo pavardė žinoma. Nepilnamečių lėktuve nebuvo. Gaisras užgesintas, vykdomi kiti darbai. Truputį anksčiau apie katastrofą Sibire kalbėjome su Maskvoje esančiu Lietuvos radijo žurnalistu Stasiu Planučiu. Stasy, ar jau nors kiek po truputį aiškėja, kokia katastrofos priežastis galėjo būti šį rytą? Na, kol kas praėjo labai mažai laiko ir tyrėjai tik pradėjo savo darbą. Iš tikrųjų daugiau aiškios katastrofos pasiekmes ir patikslintais duomenimis. Per šį Tiumenėje įvykusią lėktuvo katastrofą žuvo mažiausiai 31 žmogus. 12 keleivių pavyko išgelbėti, tačiau visų jų būklė yra itin sudėtinga, sunki ir daugelis jų guli reanimacijoje ir medikai iki šiol kovoja dėl jų gyvybės. Na, Stasy, iš pat pradžių buvo skelbta, kad žuvo 32 žmonės, kad tarsi vienas pakeliu į ligoninę iš sužeistųjų mirė, bet vėliau jisai atsirado. Iš ties informacija iš Tiumenės buvo gana paini ir kiek man teko girdėti, vienos moters negalėjo atpažinti, matyti, jinai dėl kažkokių priežasčių neturėjo prie savęs jokių dokumentų ir ta informacija jinai kaitaliojosi. Tačiau šiai valandai oficialiai skelbiama apie 31 žuvusį asmenį, 12 išgelbėtų keleivių. Na, o pareigūnai, kurie atlieka katastrofos tyrimą, ar jiems pavyko apklausti bent vieną iš nukentėjusių? Gal jau jie davė kokius nors parodymus? Pareigūnai atliko savo darbą ir, kaip sako Rusijos ypatingų situacijų ministerijos atstovai Tiumenės srityje, situacija yra tokia. Į Surgutą turėjo suskristi orlaivio avarija įvyko šiandien ankstų rytą, netrukus po pakilimo apie 4 valandą 50 minučių Lietuvos laiku. Dėl kol kas nežinomų priežasčių, vos pakilęs orlaivis netrukus ėmė priverstinai leistis. Nuo smūgio į žemę lėktuvo fiuzeliažas suskilo į 3 dalis, jos užsidegė ir apie degančias nuolaužas Tiumenės oro uosto Rošino dispečeriams pranešė paskui šį reisą išskridusio kito orlaivio ekipažas. Na, o sudužo prancūzų gamybos lėktuvas ATR-72 priklausantis bendrovei UTAir. Stasy, pats UTAir kompanija skraido iš Maskvos į Vilnių, pats esi skridęs sudužusių tokio tipo lėktuvų. Ar jis kuo nors išsiskiria iš kitų lėktuvų? Na, iš tiesų, man pačiam teko ne kartą skristi reisu Maskva-Vilnius ir galiu pasakyti, jog nepaisant gana gero UTAir aptarnavimo, patys naudojami ATR markės lėktuvai yra išties seni. Sudužusiam orlaiviui, mano žiniomis, buvo apie 14 metų. Ir aplamai bendra situacija su civilinė aviacija Rusijoje yra išties katastrofiška. Antai nuo 2011 metų pradžios įvyko 15 rusiškų lėktuvų avarijų, jų metu žuvo daugiau nei 120 žmonių.
Ypač didelių rezonansų sulaukė orlaivio Jak-42 avarija prie Jaroslavlio, kuomet žuvo beveik visa lokomotyvo ledo ritulio komanda. Stasy, kaip tik apie šio skrydžio pilotus, skelbiama, kad pilotai buvo pakankamai jauni, vienam 27, laivo kapitonui, rytojo gimtadienis turėjo būti sueiti 28, kitas buvo 24 metų. Ar tai yra pakankamai, nežinau, ar jiems užteko patirties pilotuoti tokio tipo lėktuvą? Na, iš ties, kaip jau minėjau, situacija Rusijos civilinė aviacija yra kritinė ir šiandienė avarija tai tik dar vienas įrodymas, jog ją būtina spręsti ir be susenusių lėktuvų parko dar viena didžiulė problema yra ta, kad iš tikrųjų labai trūksta patyrusių pilotų. Deja, nebeliko ir civilinės aviacijos apmokymo centrų, labai trūksta mokančių pilotuoti vakarietiškus Boeingus, Airbus ir turbūt ir ATR tipo lėktuvus. Pilotų specialybė nebeatrodo patraukli, atlyginimai yra maži, jaunimas ten praktiškai neina ir viso to paseka yra ta, kad tie dirbantis pilotai, jie skraido labai daug be pakankamo poilsio ir tai be abejo taip pat gali lemti jų klaidas. Skaitant internete bent jau susidaro toks įspūdis, klausantis tyrėjų iš Rusijos, kad galbūt tai greičiausiai katastrofą nulėmė būtent žmogiškasis faktorius, kad galbūt tai ar pilotų klaida, ar tiesa, kad linkstama labiau link tos versijos, kad tai buvo vis dėlto žmogiška klaida? Kol kas tikrai kalbėti yra anksti ir tyrimos abi pagrindinės versijos. Tai gali būti kaip ir žmogiškoji klaida, taip ir techninis gedimas. Na, o tarp pačių pilotų tarpe, ar užtenka tos drausmės, apskritai oro bendrovėse drausmės, ar jos pakanka? Na, iš tikrųjų nelabai ir kaip tik apie kompaniją Youth Air neoficialiuose pokalbiuose man teko taipogi kalbėti su šios srities specialistais, žmonėmis, kurie dirba aviacijoje. Jie tarpusavyje kalba, jog iš tikrųjų kompanija Youth Air buvo daugybė drausmės pažeidimų pastaruoju metu ir buvo labai gausų smulkių incidentų, kuomet lėktuvas išriedėdavo iš pakilimo tako, sudaužydavo žibintą ir panašių smulkių incidentų. Be abejo, visą tai parodo, jog ir pakankamo saugumo lygio nebuvo laikomasi. Na, o visos bendrovės yra reitinguojamos tam tikroje saugumo skalėje. Bendrovė Youth Air, kaip ji būtų saugi ar nesaugi, žvelgiant iš tos skalės pagal Rusijos bendrovių tarpe? Nežinau oficialios statistikos ir tų oficialių reitingų, tačiau keleiviai iki šiol apie bendrovę Youth Air atsiliepė pakankamai gerai. Ir jokių pretenzijų didesnių man neteko girdėti šios bendrovės adresu. Be abejo, patikimiausia bendrovė yra kompanija Aeroflot, tai didžiulė kompanija, jie atnaujinę yra savo orlaivių parką ir tokioms smulkioms kompanijoms kaip Youth Air su jais konkuruoti yra sunku, tačiau Youth Air kompanija yra viena iš tų regioninių operatorių, kurie dirba tiesiog savo regione Sibire, kur, pavyzdžiui, Aeroflotas neskraido. Ir kaip tik Tiumenės regione Youth Air praktiškai atlieka visus vietinius skrydžius. O pačiai bendroviai kokios nors sankcijos gresia už aviakatastrofą? Yra numatytos kažkokios taisyklės ar įstatymas yra, ar tai tiesiog nelaimingas atsitikimas? Kas tikrai gresia, tai papildomas ypač atidus patikrinimas visos bendrovės veiklos ir jeigu bus surasta daugiau pažeidimų, tada be abejo gresia sankcijos. Na, skelbiama, kad jau surastos yra abi juodosios dėžės. Kada būtų galima tikėtis, kad jos bus iššifruotos? Nebuvo sunku padaryti, nes lėktuvas nebuvo pakilęs į didelį aukštį ir nukrito vos keliasdešimties kilometrų atstumu nuo pakilimo tako. Paprastai dėžės iššifravimas vyksta kelias savaitės. Bet šiuo atveju gali būti greičiau, nes dėžės turbūt nėra nukentėjusios, tai galbūt jau po kelių dienų bus kažkokia informacija. Tačiau kol kas oficialiai pareigūnai nieko nežada. Ačiū. Apie katastrofą Sibire kalbėjome su Maskvoje esančiu Lietuvos radijo žurnalistu Stasiu Planučiu.